Sveiki. Šį kartą papasakosiu apie sapną, kurį sapnavau tol, vieną ar tą patį sapną, kol jo neišsiaiškinau. Dabar aš jau suprantu, kad pasikartojantys sapnai yra labai svarbu. Jeigu kas nors sapnuojat, būtinai atkreipkite dėmesį, būtinai išsiaiškinkit. Tai yra visatos žinutė jums. Ir iš tikrųjų, kaip dažnai būna, tai yra ta žinutė, kuri atėjo jums į pagalbą. Kad jūs pamatytumėt kažką, atpažintumėt kažką tai ir tuo momentu, kada aš atpažįstu savo protu, kada aš pamatau, kada aš tai įvardinu, keičiasi gyvenimas iškart momentaliai. Taigi mano sapnas. Aš laikas nuo laiko sapnuodavau, kad aš stoviu ant aukšto kalno, apačioje paplūdimys, vandenynas ir žvelgdama į vandenyną matydavau, kaip pareina didžiulė banga, tokia kaip tsunamio banga. Aš nejausdavau jokios baimės. Aš tik žiūrėdavau į tuos mažiukus apačioje lakstančius žmonės paplūdimyje ir man būdavo užuojauta, galvoju, jetau. O dabar juos ta banga užlies, o manęs tai neužlies. Aš stoviu labai aukštai. Ir aš vis sapnuodavau tą. Ir tada ir sapne nebūdavo jokios baimės. Toks iš paskutiniųjų buvo, kada stoviu ant kalno, žiūriu į vandenyną ir nematau jokios bangos. Ir taip keista viduj galvoju, tai kur ta banga? Nėra bangos. Vat sapne toks sapnas, galvoju, visą laiką sapnuoju, kad yra banga, o čia aš jos nesapnuoju, sapne apie tai galvoju. Ir neužilgo aš turėjau seminarą, lankiau tokį 5 ciklų seminarą pas Svetlaną. Ir vienas iš jų buvo sapnai. Ir tenais aš pasiprašiau, kad man išanalizuotų sapną. Analizės tipas buvo labai paprastas, labai fainas. Į tuos atsakymus kalbėjau aš. Man uždavinėjo klausimą, įvedė į būseną ir atsakymai ėjo iš manęs pačios. Ir kada atėjo jau klausimas, ką reiškia šita banga tavo gyvenime, aš staiga girdžiu save sakant, kad tai yra transformacija. Jolanta bijo transformacijos, eina iš vidaus man, o ji įvykti turi, anksčiau ar vėliau ji įvyks. Ir aš staiga savo vidiniu matymu, tokie titrai eina, įvyko. Nu, neva šitą transformaciją jau dabar, kada aš suvokiau, įvyko. Nu, gerai, įvyko. Jau baigėsi vienos dienos seminaras, reiškia, buvo 2 dienų, mes ten nakvojom. Naktį einu miegoti ir galvoju, davai, sapne, prašau, kokia žinia, kaip čia, kas čia, kur čia toliau eis. Ir aš, atsimenu, naktį prabudau, taip nusivyliau, kad nieko nesapnavau, atsiguliau ant kito šono, jau paryčiais apie 5, o mes ten keldavomės apie 6:30. Ir aš per tą valandą sapnuoju. Sapnuoju, kad aš stoviu tokioj žydroj jūroj, vandenį, tokia lagūna. Aš žiūriu į tą žydrą vandenį, man vanduo iki kelių. Ir aš žiūriu į savo kojas, matau kojas ir matau tą žydrą jūrą. Ir staiga suprantu, kad tas vanduo, jisai kyla į viršų mano kojomis. Ir aš suprantu, kad čia jau nori vykti, mane dabar transformuos šitą jūrą. Aš sapne apsisukusi, bėgsiu į krantą ir žiūriu, kad aš esu tokioj saloj ir ne aš viena, yra ten kokį 20 žmonių, mes ten stovim ir viskas, ir mus va taip užlieja. Ir aš tokioj vidiniai, va tada aš pajaučiau beprotišką paniką. Ir pradėjau rėkti, atsiprašau, kad aš bijau. Ir staiga momentų dingsta ir aš matau save iš viršaus. Aš vėl stoviu ant kalno ir matau, kaip aš skęstu. Ir tuo momentu ateina tokia banga emocinė, kuri mane išmetė iš to sapno, su suvokimu. Ir aš atsibudau iš to sapno su to pačiu suvokimu, kad įvyko transformacija, kad dabar viskas keisis ir aš tą dieną, aš nemoku pasakyti, tas išgyvenimas buvo toks be galo stiprus, kad ten viskas viduj plyšo. Iš sapno dažniausiai, kada būna sąmoningas sapnas, mes mus išmeta iš to sapno. Ir neilgai trukus po to, nes aš buvau atidariusi savo matymą, aš labai ilgai dirbau, jau 4 metų dirbau su savimi, kėliau praeitus įsikūnijimus, aš dariau praktikas, bet supratau, kad man vienai eiti tuo keliu yra be galo sunku. Ir aš visą laiką prašydavau Dievo komandą kokią nors, kur aš galėčiau padėti tą savo tą matymą, tas dovanas, kad galėčiau kažkur tai padėti. Ir neužilgo aš
atradau pas mus vakarų Lietuvoje grupę žmonių, su kuria mes pradėjome praktikuoti. Tada po truputėlį aš pradėjau dirbti su energetinėmis sesijomis ir taip pavažiavo. Tai čia įvyko viskas, tikim, prieš 9 metus kažkur visą tai įvyko. Ir va šitas sapnas man realiai įvykus transformacijai parodė, kad gyvenime kaip vyksta pokyčiai. Ir va tada mes galime suvesti savo gyvenime tuos įvykius, kurie buvo. Taip kad jeigu sapnuojate transformacinius sapnus, jeigu sapnuojate pasikartojančius sapnus, ypatingai išsiaiškinkit, ką jie reiškia, nes tai gali būti būtent nuo to momento ateiti kažkas į jūsų gyvenimą, kas keisis. Arba fiziniai plotmėje keisis, arba vidiniai plotmėje keisis ir tai nėra svarbu, svarbiausia, kad mes tai pamatytumėm ir galėtumėm padėti sąmoningai tam įvykti.